Sveiki visi. Ir aš esu žiauriai susinervinus, atkreipiu dėmesio. Jis iš siūlo, nes jis blogas. Tai kam yra reikalas, kuom aš esu susinervinus. Aš vis bandau jau 3 kartą filmuoti video, bet man į paskutinį yra toks dekliukas, kuris kai užsidaro, telefas, prasme, už karto užsirakina, kaip pasako, ekranas išsijungia ir man trukdo filmuoti. Man ne vieną, kad taip buvo. Tai aš šiandien gabinu tokį video. Nekreipkite dėmesio iš šiuos rimtai, kaip sakau, laidus, nes aš ten lempą įsijungus, nes jeigu jūs nebūtų, žiūrėkit, kokia būtų tamsa. Jūsgi nenori, kad aš tokioj tamsoj filmuočiau, tai aš įsijungiu šviesą. Ir jo. Tai mums reikės, aš vėl turėsiu bandyti parodyti, nes aš bandžiau pastatyti ir man vėl ekranas, prasme, nuėjo, žodžiu. Štai tokie blizgučiai. Ne blizgučiai, o pavyzdžiui, kaip sakant, tokie visokie dalykai. Nu, aš pabandysiu galbūt juos parodyti. Ir va, dabar stengsiuosi, kad nenukristų telefonas, nes ekranai gali būti, prasme, vėl, aš turėsiu 4 kartą filmuoti, bet man pavyko. Ir nekreipkite dėmesio, tai nebaisu turėtų jums būti, kad, pavyzdžiui, ten tipo yra tamsu, ten sausim rodau, ir ten šviesa. Tai, žodžiu, tiesiog pas mane yra tokia šviesa, toli neryški, tai jo. Tai aš pirmą parodysiu štai šios. Ir dar, be to, jums reikia žirklių. Nekreipkite dėmesio mano žirklės, jeigu jis bus štai tokios. Man jos suplyšo. Ir aš bandžiau kirpti, ir man jos suplyšo, bet tai aš dar pakirpu su jom. Ir svarbiausia, kad pakirpu. Tai aš esu naujas LPS-as, o gal ir ne. Tai jo, mums reikia žirklių, tų, kur rodžiau prieš taip. LPS-o, kaip aš skraidau. Ir reikės, kol rasiu, o gal jos net vis dėlto nėra. Nors sakiau, kad per praeitą video, kad jau maždaug pasiėmiau. O gal pasirodo, net nepasiėmiau. Tai aš einu paieškoti. Palaukit. Šiaip aš nepadarysiu taip, aš padarysiu pauzę va štai tokią. Prasme, tai yra būtų, aš nežinau, tipo tokia pauzė. Tipo maždaug, tai kaip būtų, aš nežinau, ar aš filmau daug, ar ne. Tipo maždaug, aš būčiau taip. Tai prasme, aš būčiau ir aš nukryščiau, tipo manęs nebebūtų. Tai va tokia bus pauzė, nors visi tai žino. Čia tiesiog ant bairio. Tai jo, to grįšim. Apspaudžiu, nepasispaudė. Ir vėl nepasispaudė. Pasirodo, tas daiktas buvo pas mane kambarį prie manęs, bet aš jo nemačiau. Nesiseka, bet tai bent jau pauzę padarėm. Pavyko. Štai tokios, tarkim, gumytės, kurie tampos, arba dar galima, aš neatsinešiau jos, tarkim, plaukų gumytės, kurios aš dabar su savim neturiu. Muzika kažkur skraido, bet tai nesvarbu. Tai, jo, pirmą paimam gumytėm. Ir dar, aš dar tikrai nežinau, galbūt jums reikės nors klijavimo, nes, ta prasme, aš nežinau, kokio plastelino, karštų klijų, kurių aš neturiu. Paprastų tokių klijų, tokių nepaprastų, ta prasme, ne pieštukinių, o tokių arba pieštukinių. Aš su daugom pabandysiu. Galbūt aš darysiu su plastelinu, galbūt, nes aš noriu jį apmažinti, o galbūt aš jį paliksiu tokį, bet tai ant LPS-o man netiks. Tai, ja, be to, jeigu jūs norėtumėt, kad nieko, tai nieko. Ne, norėjau parašyti, galbūt parašysiu aprašymą, tai būtinai pažiūrėkit aprašymą, įspėju. Jo, tai pradėkime. Aš nežinau, ar daryti ar netrumpinti, tai gal vis dėlto pasistengsiu sutrumpinti. Tai kaip mums jį sutrumpinti, jeigu jūs neturite normalios, čia mano nuomonė, kad aš bandau tai padaryti. Ir nekreipkite dėmesio į mano plaukus, tie, kurie lenda ten.
Okei. Atleiskit. Aš išeinu. Gerai, kad išeit. Tai, jo, nekreipkite dėmesį tokius dalykus, tiesiog man niekinga. Bet nebijokit, aš nesu draugė. Aš viena. Nes aš valdau šį LPS. Matot, aš esu senas LPS ir aš kai krentu, aš nenukrentu kaip šitas LPS. Norit įrodau? Ne, jis irgi nenukrito. Bet tai pradėkim jo, šaukim video. Tai prakirpam štai šį daiktą. Nekreipti dėmesio vėl į mano plaukus. Prakirpam kokį nors dalį. Kaip aš dabar prakirpsiu. Toliau. Paimam LPS-ą. Nekreipti dėmesio į plaukus. Šiaip man jokinga, tik aš ant prikolo jokiuos. Nežinau, kodėl ant prikolo jokiuos, bet tai aš jokiuos ant prikolo. Ir plaukų prikibę. Mums reikės štai tokio, jis nesigaus gražiai, tai galbūt aš nedarysiu, galbūt darysiu. Ką aš pasakiau, kas aš per žmogus. Bet nekreipkime tai dėmesio ir šaukim į video, nes mes jau video esam, tai yra filmuojam. 6 minutės. Tai jo, bet rimtai, nekreipkite dėmesio į mano plaukus. Tiesiog. Tai, tokie dalykai. Tai, palaukit, rasiu vėl lagumytę. Tai, jo, atkirpam, pamatavom. Aš paėmiau mažesnį, galite didesnį atkirpti. Aš tenksiu kuo greičiau, nes galime tik 15 minučių filmuoti video. Tai, aš jau būčiau to prasme padarius ir aš žinau, turėčiau daryti, nes aš turiu dar tų kumyčių. Pasimatuojat, kad galbūt būtų bent kiek mažiau, bet man tai nemažiau, tai, jei nemažiau, tai, man tai iš viso. Tai, tarkim, po to nusuklijuosit ir kurioj norit vietoj, plaukit, aš pažiūrėsiu pati, uždėkite, pavyzdžiui, kokį nors daiktą, kaip, na, aš šiuo metu dėsiu štai tokį drugelį nuo gumytės, nes ir taip, tai jo, pažiūrim, kaip mano LPS-ui jis atrodys, nes šiaip ne visada gražus būna dalykas, tai pavyzdžiui, aš nežinau, tai bus štai taip, nežinau, ar labai gražiai, jeigu ką pakeisiu. Tai, priklijavimo reikia. Jeigu ką, šiaip pasiimkit plastelino arba karštų klijų būtų geriausia. Bet prie tokios virvutės, kur tau priklijuosi, ta prasme, jinai, ta prasme, tokia plona. Aš atsinešiau plastelino. Jo yra žiauriai mažai, bet aš su jo stengsiuos išgyventi. Aš darysiu iš... kokių dažniausiai daugiausiai plastelino turiu, aš turiu oranžinio daugiausiai, tai su juo ir prilipinsim mes šitą drugelį. Aš pabandžiau iš tų, ta prasme, tos gumytės, tuos plaukėlius stengtis nuimti, nes, nu, man tai, pavyzdžiui, negražus yra tos drugelis, kol yra su šitais. Tai man liko kažkiek minučių filmuoti. Tai prilipinat, štai taip, kaip man nesigauna niekaip prilipinti. Prilipinau jau antrą kartą. Nelabai gražiai, bet ką nors pabandysiu. Be to jūs galite padaryti, pavyzdžiui, tą gumelę ir didesnę. Ta prasme, kaip aš mažesnę padariau, tai jums galbūt nereikės apžiūrėti. Tai paimam plasteliną, jeigu jūs darot taip kaip aš, grinai maždaug. Įdedat maždaug taip. Aš nemoku parodyti, bandot įdėti į tą siūlą ar kažką tokio. Bet to vienas dalykas, kuris gali būti labai labai negražus, bet tai nesvarbu. Tai kai yra reikalas, aš jau padariau, bet tai man turi būti, aš aplipdžiau štai šį siūlą ir aplipdžiau po apačią šitą. Dėl kad tai būtų geriau. Ir galbūt pamatuosim dėl to ant šito. Na, atrodo štai taip. Galbūt jam gražiau. Jam gaila čia berniukas, o ne mergaitė. Jam gražiau
gražiau atrodytų nei plaktrisiu. Tai yra, paimsiu ir uždėsiu ant jos. Ir plius man ant jos yra sunkiau uždėti, nes aš jau specialiai dariau mažesnį. Jo, taip, dariau mažesnį specialiai. Tai, palaukit. O ne, suplyšo. Ne, bet jeigu rimtai, tai aš rimtai bijau kritikos. Geras. Ne, jeigu rimtai, tai kitas aš bijau kritikos, tai aš nežinau, kaip aš blogai padarysiu. Ir jeigu aš padarysiu blogai, jeigu kažkas darys kokį nors, tarkim, kaip sakant, tokį blogesnį žodelį, kai, tarkim, dažnai ateis pasakys, 0 duodu, tai ta prasme, aš nežinau, aš bijau kritikos. Ta prasme, aš bijau kritikos ir aš dar kartą bijau kritikos. Ja. Bet to, sorry, jeigu kartais man, ta prasme, arba toliau laikosi pauzė, ta prasme, ir nieko nenufilmuoju, ir po to pradėjau filmuoti ir gaunasi nesąmonė, arba būna, kaip tik viską filmuoju, kai dabar filmavau ir žodžiu. Ne, jeigu rimtai, tai aš bijau kritikos ir prašau nerašykit blogų komentarų, nes, nu, aš, tai jo, bet to aš taip daryti ir tikiuosi jūs tokie nebūsit ir padarysit žmogui tai, kas, pavyzdžiui, jam labai patinka, tai, ja. Tai jeigu jums patiko, nepamirškite like, subscribe ir iki. Čia mano bučinukai.